Labą rytą. Pusryčiaunam. Buvom špoky. Sakyčiau. 10 iš 10 man šį rytą. Saulutė jau pakilus. Po 6 biškį. Žadam išminti 7 iki Olecko miestelio. Mums nuo čia likia 123 km. Numinsim, ieškosim gal pavisinės, nes pagal programėlę lietų rodo rytoj rytą. Tai neapsimoka šlapiai statytis palapinį, nors ir paskutinė naktis, bet šlapiai nenorisi. Aš iš vis nenoriu jų palapinį. Gal į kitą kartą keliausiu palapinės, neimsiu, palapinsiu užte. Ant galvos užsimesiu, ant mėgmišio galvos ir viskas. Ir manau, bus gerai, o ne čia palapinė tystis, kuri tik svorį prideda, o vieną kartą įsitiesiau ir vieną kartą užsimečiau ant savęs, kur vakarą miegojau, nenufilmavau, aišku. Vakar naktį praleidau prie mokyklos kiemo. Prie tujų tokių, nes aptemo ir vis. Tai vakar naktį užvakar, karočią. Pasimetas. Tai gerai, man skanaus, gero kero, gal pasfilmuosim, gal ne. Pamirštus filmuot, tingiu traukti ir panašiai. Manęs ne youtuberis, o paprastai savo. Įdomu, kaip keliavau, su Rusnyte ir Emiliuku sumontuosim, gal kažką, gal labiau su Rusnyte, Emiliuku. Žaibkai visą laiką, Fortnite'ą ar kažką. Gerai, tiek pirmie žūkime. Būna ir taip, kad sustojame prie raudono šviesoforo, kurį tvarko kelią. Mašinų nėra, bet va, po biškį. Ir 43 sekundės. Kaip ir tradiciškai tapę skrydis dzūko. Dabar Giedrius bandys paskrist. Kągi, privažiavimus Žaižysko miestelį netoli, kurortinis. Giedrius jau nekantrauja kebabo. Šitas pilus irgi, manau, nekantrauja kebabo. Va tokios upės, kanalai čia, va ten plaukia laiveliai. O mes judam, šiam 5 kilometrai per 3 valandas 3 minutės. Neblogai minas, nors ir uždarytas kelias, nėra mašinų, bet trankalinė, bet viskas gerai. Mėna. Varom, Giedry. Žaižysko, jei gerai perskaitau, miestelis ir mūsų praeitų metų lipdukas. Vau. Oi, kas Kalatūnas kelias uždarytas, pasisukamas tiltas remontui. Tai teks važiuoti va ten. Va. O čia yra Žaižysko kanalas. Bet keliukas tai ne kažką šičia. Nu nieko. Užvažiuosim ant šito tiltelio. Bus geresnis. Geras tiltas, gerai minas, lengvas.
Aš lagi žyttų, man atrodo, Gražu. Varom ieškot kebabų. Oho. Kebabo dydis kokie 30 cm. Siauras. Bum. €6, 15 centų. Atsiprašau, bet kaip jūs neturi donerio, jeigu va donerio šitie. Aš nepaprašau, kad jiems dar neišsiskaldys. Aš jam parodžiu, bet nieko. Gal būtas pabaigęs? Kebabas tai tikrai skanus. 8. Tikrai geras. Man skanaus, o jums? Paprašiau aš jau. Remontų diena. Remontuoja Lenkijai. Remontai vyksta pilnu pajėgumu. Kaip sakant. Gerai sustvarkys ir turės. Kaip matot, Lenkijos keliai tvarkomi ir po kelių metų bus labai geri. Galėsime važiuoti kaip ponai pro Lenkiją. O kažkada, atsimenu, kai mažiukas važiuodavau į dziudo varžybas į Lenkiją, būdavo labai prasti keliai. O dabar puikūs. Ir tvarkosi dar. Paklydo Ramonė rugiuos, paklydo išeiti negali, o aš kaip jo žiedas ilgiuos, ieškodamas į širdį kelio. Kągi, atvykome į savo miegojimo spotą. Giedrius jau va ruošiasi patalus prie Ženelio. Aš miegosiu šičia. Irgi palapinių nestatysim jau šiandien. Pavalgėm. Neatsitrenkt vėl į buomą reikia. Aprodysiu, kokį čia mūsų spotą. Ždinukas, fūra. Stovi netoli Suvalkų. Čia šitas spotas yra. Tiek. Įmynėm 143 kilometrus, tai? 100 kiam 2, tarkim. Kažkas tam. Yra Stravose viskas, kur miegam, kur ką darom ir panašiai. Jau mes pavalgę vakarienę, kai visą laiką. Ir šitam spote, tokiam ne kažką spote, yra elektra. Kraunasi mano Garminas ir telefonas. Galiu parodyti, kad nemeluoju. O charging. Normaliai. Labai dėlis mano. Tiek, tai aš einu klotis patalų ir eisiu ilsėtis, nes rytoj jau Lietuva. Netoli aš sakiau iki Alytaus minsiu, ne iki Vilniaus. Tai ką, iki ryto.